Sveiki. Norite labiau personalizuoti sąskaitas faktūras, kurias siunčiate klientams? Pristatau Jums PDF šablono dizaino nustatymus, kuriuos galite atlikti sąskaita 123 sistemoje. Keliaujame į nustatymus, pasirenkame vidurinėje sekcijoje PDF šablonai ir ties sąskaitos šablono dizainas paspaudžiame pridėti PDF šabloną. Šiame žingsnėje jūs galite nustatyti šablono pavadinimą. Jis klientams nebus matomas, tai sistemos pavadinimas, esant galimybei kurti daugiau šablonų, taip galėsite juos atskirti. Sąskaitos šablonas modernus. Toliau galite įkelti logotipą bei pasirinkti jo poziciją. Tai įkeliame logotipą, atkreipiu dėmesį, kad failo formatas turi būti PNG, išmatavimai 2:1 ir geriausia būtų, jog tai būtų su permatomu fonu. Galite apkarpyti įkelimo momentu, jeigu yra poreikis, spaudžiame patvirtinti. Tai kaip ir minėjau, logotipo poziciją galite pasirinkti arba kairėje sąskaitos faktūros pusėje, arba dešinėje, tai kaip jau jums bus patogiau ir labiau norės atvaizduoti. Tada kiti nustatymai. Pagrindiniai, galima pasirinkti šrifto dydį, tai arba mažesnį, arba didesnį, arba vidutinį, kuris jums patogiausias. Šriftas ar su serifais ar be, tai griežtesnis ar minkštesnis šriftas, atitinkamai pasirenkame, kurį norime naudoti. Akcentinis dizaino elementas. Tai galimybė arba apačioje turėti papildomą spalvinę juostą arba viršuje. Taip pat šita spalva nustatoma ir turintiems automatinį mokėjimų įskaitimo modulį aktyvų, būtent pastabai, kodo, kurį turėtų klientas įrašyti į pervedimo paskirtį. Taip pat, jeigu yra įjungta funkcija, kad rodytų sąskaitos apmokėjimo statusą, jeigu jie apmokėta, tai galima tą mygtuką taip pat atvaizduoti. Pasirenkame akcento spalvą, kuri labiausiai atitiktų jūsų įmonę, pasirenkame ar viršuje, ar apačioje jį turėtų būti rodoma ir matome, jog pozicija pasikeitė, spalva akcentinių laukų taip pat pasikeitė. Toliau antraščių spalva. Antraščių spalva yra spalva būtent bendra suma, stulpelių pavadinimai arba pirkėjo pardavėjo laukų pavadinimai. Kita spalva, šrifto spalva, būtent yra po prekės pavadinimu esančio kodo aprašymo spalva, kuri pasikoreguoja. Ką dar galite nustatyti? Pasirinkti, ar rodyti sąskaitos sumą žodžiais ar ne. Tai galima įjungti arba išjungti. Ir paskutinis pasirinkimas paraštės nustatymai. Galite pasirinkti 1, 2 ar 3 stulpelius turėtų atvaizduoti sąskaita ir atitinkamai kiekvieną stulpelį galite nurodyti tekstą ar nuotrauką, kuris turėtų būti atvaizduojamas būtent toj grafai. Galima įsivesti komentarą, pasirinkti poziciją, dydį. Antrame stulpelyje galime pasirinkti, kad būtų įdėta nuotrauka, o ne tekstas. Ir atitinkamai tada matysite, kokie yra pasirinkimai. Įvedėme komentaras, įvedėme logo ir tada matosi, kur kokia funkcija. Jeigu būtų 3, tai būtų atitinkamai 3 celės. Sukūrus šabloną, nustačius visus nustatymus, jį išsaugome. Sukurtas šablonas atsiras čia, norint koreguoti ar ištrinti, galėsite tai atlikti ikonėlių pagalba. Toliau keliaujame sukurti sąskaitą. Sukuriame sąskaitą, matome logotipas. Logotipą atvaizduos kairėje pusėje, tačiau pagal šablono nustatymus PDF bus atvaizduojamas atitinkamai. Pasirenkame pirkėją, pasirenkame prekę, kurią norime parduoti. Jeigu reikia kokių papildomų priedų ar informacijos, galime ją atvaizduoti. Sukuriame sąskaitą. Žymime, kad nenaudotų sandėlio likučio. Sukuriame sąskaitą ir pasižiūrime, kaip sąskaita atrodo. Pagal visus nustatymus, ką mes atlikome, tai ir akcento spalva, ir pavadinimų spalva jinai pasikeitė. Tai tokią sąskaitą būtent gaus klientas į savo elektroninę pašto dėžutę, kai jūs ją išsiųsite. Tai koreguokite, gero naudojimo ir iki.